1991 metais koledže įstojau į regbio klubą. Man tai buvo iššūkis, nes vasarą turėjau griežtai laikytis treniruotės programos, kurią iš karto išmečiau. Atėjo rugsėjis ir aš atvykau į klubo treniruotę jausdamas pasitikėjimo antplūdį. Kai atvykau, visi vyrukai buvo labai tylūs, o tai pasirodė keista. Staiga atėjo treneris ir pasakė: pradėsime nuo pipsiuko testo. Pipsiuko testas tai užduotis, kai tenka bėgioti pirmyn atgal maždaug 20 metrų tarp pyptelėjimų, kurie pasigirsta vis dažniau. Bėgioji, kol krenti. Man tai nutiko gana greitai. Kritau antras, visiškai fiziškai išsekęs. Paskui turėjome nusirengti, likti tik su šortais. Mums turėjo būti atliktas nutukimo testas. Šį epizodą paliksiu jūsų vaizduotei. Per testą nustatoma, kiek jūsų kūne yra riebalų palyginti su raumenimis. Paaiškėjo, kad komandoje buvo dar vienas vyrukas, netgi riebesnis už mane. Tapome gerais draugais. Du dručkiai. Visų testų rezultatai buvo užrašyti ir viešai paskelbti. Tai buvo labai nemalonu. Kai visi testai buvo atlikti, treneris surinko mus ir pasakė: nors tai nėra malonu, tačiau bent jau išsiaiškinome tiesą treniruočio aikštelėje, dar prieš tikras rungtynes. Kartais gyvenime apie save sužinome šokiruojančių dalykų. Pasijuntame tarsi apnuoginti. Bet kaip treneris ir sakė, geriau išsiaiškinti tiesą apie save, kol dar turime galimybę ką nors padaryti. Jau ištyrėme, kas yra Jėzus. Kitas klausimas štai koks. Kodėl Jėzus atėjo? Ar jis norėjo atnešti pasauliui taiką? Ar norėjo išgydyti visas negalias ir padėti tašką viso pasaulio kentėjimams? Ar jis norėjo pakeisti visuomenę ir parodyti pavyzdį, kaip turėtume gyventi? Nors tai iš dalies tiesa, pasak Morkaus, šie tikslai nėra pagrindinė priežastis, kodėl atėjo Jėzus. Pažiūrėkime į pasaulį, kuriame tiek daug grožio. Tačiau ar galima nuoširdžiai pasakyti, kad viskas gerai? Nuomonės įvairios, bet 20-ojo amžiaus istorija byloja, kad per tą šimtmetį žiauriai žuvo bent 100 milijonų žmonių. Apie 2400 žiaurių mirčių kasdien. Klausimas: kodėl pasaulis toks? Evangelijoje pagal Morkų Jėzus atskleidžia nepatogią tiesą. Jis pareiškia, kad pasaulyje kažkas ne taip todėl, kad kažkas negerai mums. Akimirkai įsivaizduokite milžinišką galeriją. Visam pasauliui rodoma jūsų gyvenimo istorija. Išsamei ir tiksliai parodoma ne vien tik tai, ką esate pasakęs ir padaręs, bet dar ir visos mintys, kokios tik buvo šovusios galvon. Niekas nepakeista. Visa matoma kitiems. Aišku, ten būtų dalykų, kuriais didžiuotumėtės. Meilės ryšiai, dideli pasiekimai, gailestingumo darbai, dosnumo akimirkos, galbūt puikiai karjera, bet būtų tūkstančiai dalykų, kurių nenorėtumėte rodyti viešai. Norėtumėte nuslėpti. Galbūt tai kas nors, ko nežino niekas, net artimiausi draugai. Problema yra ne tik tai, ką pasakėme, padarėme ar pagalvojome, bet ir tai, ką turėjome padaryti, žodžiai, kuriuos turėjome ištarti. Jei mano gyvenimas būtų šitai paviešintas, būtų košmaras. Labai nenorėčiau, kad mano gyvenimas būtų visiems matomas. Būtų išties labai gėda. Negalėčiau pažiūrėti žmonėms į akis. O jūs, jei atvirai, ar galėtumėte? Taigi, kur čia šuo pakastas? Kodėl yra tiek daug ko gėdytis? Morkaus Evangelijos 7 skyriuje Jėzus pateikia atsakymą. Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.
Kai žiūrime į pasaulį ir matome visas jo blogybės, instinktyviai norime rodyti pirštu į kitus. Bet Jėzus sako, kad problema yra kur kas arčiau. Pasaulis nėra toks, koks turėtų būti todėl, kad mes nesame tokie, kokie turėtume būti. Jei tektų nustatyti blogio pasaulyje šaknį, pasak Jėzaus, tai būtų žmogaus širdis. Jėzaus laikų žmogui širdis nereiškia vien tik pompos varinėjančios kūne kraują. Jam tai reiškia mąstymą, asmenybės esmę. Tikrąjį aš. Kodėl taip sunku palaikyti gerus santykius? Kodėl skaudiname mylimus žmonės? Kodėl savaime nedarome to, ką žinome esant geriausia? Ir kodėl taip dažnai knieti padaryti ką nors blogo? Todėl, kad kiekvieno iš mūsų širdis ydinga.